Miegamajam po kilimu radau žemę su piltu kauburėlį. Ar tu atėjai su kapų žeme? Ir tu girdi, kad ten kažkas su dideliu nagu tą kilimą drasko. Kaip kovoti su šiuo prakeiksmu? Aš nemoku pasakyti, kapų šaltis. Čia dega, čia šąla. Pamiegot nebegalėjau. Aš meldžiausi, kad viskas būtų ištraukta iki paskutinio lašo, kas yra įnešta su juodąja magija. Ar šeimos prakeiksmas yra stiprus? Sveiki, vaiduokliškų nuotykių mėgėjai. Šio balso daugiau nebeišgirsime. Tomas paliko komandą. O kodėl? Na, čia jau kita istorija. Praeitoje dalyje per 3 EVP sesijas balsai iš anapus davė informacijos, ką daryti, jog panaikinti prakeiksmą. Atsakymai buvo tokie: tarp užkerėtų daiktų knygos, jeigu jos iš čia. Yra. Mesti visus daiktus. Moteris su savo draugu taip ir padarė. Suplėšė visas knygas, buvusias miegamajame. Tarp visų knygų rado 3 pripaišytas velnių simbolių. O tai ko gero buvusių gyventojų ukrainiečių palikimas. Dvasios minėjo, jog knygos yra 4. Tai kur ta 4? Gal tiesiog nebuvo pripaišyta, tačiau paliesta burtų. Plėšė, dėjo į juodus maišus ir nešė lauk. Taip pat ir visus daiktus, kurie buvo tame kambaryje, pliušinius žaislus ir kitką. Paliko tik kai kurios daiktus, kurie galbūt nebuvo paliesti prakeiksmo, tačiau svarstė mesti ir juos. Nuvykome lapkričio 3 dieną, 2 kartą, sužinoti, ar kas nors pasikeitė po išmetimo daiktų ir knygų, kurie buvo užkrėsti burtais ir prakeikimais. Buvo atvykęs ir jos draugas, kuris turėjo pasiruošęs dar daugiau klausimų anapusiniam pasauliui. Kaip jos jau buvęs draugas pasakoja, ukrainietė gyvenusi tame bute kerėjo savo vyrą, kad sėdėtų jai ant sprando, nes buvo rasta kraujo pritaškytų vietų. Yra tikimybė, jog būrė mėnesinių krauju, kad vyras su ja ir gyventų, kad paskui tas vyras uždirbtus pinigus siųstų tai ukrainietei, kuris sugalvojo grįžti atgal į Ukrainą. Ačiū visiems patreonams, kurie paremė. Vėl kersimės sovietinių liftų. Dažnai gal garsinant panaudosiu medžiagą. Pasitelksiu žmogų dar. Gal gumos? Netgi. Aš žemesnis. Iki peties. Kažkadas buvo menininkas. Kažką pripaišė. Jo. Agurkus kažkokius. Nu. Tai pilti nutrūksta, pasileidžiam jaučiai. Ir tada suvaidenimas. Lifte. Vaiduokliai. Lifto vaiduokliai. Fainai. Mūsų žiūrėjau.
Laukiau labai atsakymų. Labai daug mąsčiau. Bet šiaip ramu buvo. Visiškai. Visiškai ramu. Visiškai. Tai labai gerai. Jokios grėsmės, jokios baimės, jokių nieko. O žvakę užsidegėt tą vakarą. Kas buvo uždegta, katinas užgesino. Svarbiausia, neužsidegė. Ne, iš karto užgeso. Iš karto, tai gerai. Ir kaip su to valymu daiktų? Vakar iki 3 paryčių. Šiandien visą dieną. Iškeliavo visos knygos. Jinai nori dėmesio centre. Minėjot, kad buvo energijos ūpo tvarkytis. Vakar ne tiek, kiek šiandien. Mhm. Nes jau 3 naktis praktiškai aš negaliu užmigti. Pas mane labai daug minčių visokių, daug apmąstymų. Mhm. Tai dabar, kokie yra pas jumis planai? Jau iš tikro, daiktų daug esate išvežusi, išmetusi. Taip. Papasakokit, ką radote. Radom mano receptų knygoj 3 velnio ženklą. Dėjusi keisti dalykai. Savijauta buvo prasta. Bet po kiek laiko pagerėjo. Iš karto radus tas užrašus, ta savijauta pasikeitė pas jumis. Ar Ne, praėjo šiek tiek laiko? dar kažkokį daiktą radom. Po šito buvo jo negerai, bet nebuvo iki tiek negerai. Paskui kažką radom, bet dabar nepasakysiu. Kad pasidėjau ant kelių ir visi keliai šalo. O kai sudraskėm, suplėšėm, tai antrą kartą nenorėčiau patirti. O taip namuose aura, kaip jinai ramesnė patapo, ar kokias panašiai? Ramu. 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 Ir šiąnakt, kai negalėjau užmigti, tiesiog jau be jokio gailesčio išmečiau net vaikų paauglystės daiktus. Mhm. Ten dar kai kuriuos pirmosius piešinius, pirmosius rašinėlius palikau kol kas. Mhm. Tai rytoj valymasis vyks toliau. O šiaip ta pati nemiga pas jumis, jinai iš kažkokio nerimo? Ar... Ne. Ne. Visiškai ne. Greičiausiai noras užbaigti pagaliau visą šitą. Tai tiesiog, bet tai yra vidinis kažkoks tai iš jūsų impulsas, kad judėti į priekį. Taip. Ja. Tai nėra išorinis kažkoks spaudimas. Ne. Ne. Nu tai gerai. Vakar gal šiek tiek tas toksai buvo keistesnis jausmas, bet šiandien tai labai daug energijos. Mhm. Papasakokite apie tuos vakarus, kuomet jūsų draugas buvo, sakykime, apsėstas. Buvo jau paryčiai. Mhm. Ir ten aš labai prastai miegu, nežinau kodėl. Ir aš tai biškį snaudžiau. Ir jaučiu, kad man per kaktą toks jausmas, lyg būtų ranka nesava, kažkas kaip ir valdytų. Ir man čia per plaukus kelis kartus. Ir žiauriai keistai jisai žiūrėjo į mane, galvą pakėlęs. Ir aš pradėjau šaukti vardu. Ir jisai nusipurtė, sako, aš pats bandau suvokti, kas man atsitiko. Tai gali būti išsipildyti žodžiai, jaunatis tėvelis grįž. Tai dabar stebėsiu katinus, nes vienas katinas būna retokai, bet jis labai prisiglaudžia. Jis mane taip apsikabina, taip prisispaudžia, pabūna kažkiek laiko, paglosto vašį, paskui pabėga ir elgiasi kaip visada. Šitas į pilkas ar baltas? Pilkas. Pilkas. Pilkas.
Baltas tai būtų nieko keisto. Nu, jinai ten netokia. Rainiukas kitoks. Aišku, o kai Klaipėdoje jau buvot? Kai Klaipėdoje buvom, tiesiog mes grįžom. Aš išskubėjau į darbą, bet kadangi nebuvo darbo, mane paleido labai greitai. Tai grįžau namo ir pradėjom. Pradėjom nuo knygų, nes buvo žodžiai, knygos. Tai viskas ir keliavo. Tiek vaikiškos, tiek romanai visokie, tiek mokslo knygos. Tai va, viskas iškeliavo. Viską suplėšėm, sudraskėm ir išmetėm. Puiku. Manau, baigiam. Ne, nebaigiam. Eisim toliau. Nu, einam toliau. Ne, dabar keliausim klausimų užduot. Eisiu iki galo. Gerai. Gerai, ištrauksim savo legendą iš terbelės. Ką žvakės nebandom net? Ne, jeigu trikdo, tai nepykdom. Tai vad gali paklausti, kvepiančios žvakės. Tai uždegam tą ir matysim, jeigu jinai pradės jautėt. Jinai praeitą kartą nesiautė, jau ramiausiai degė. Bet paskui pasakė, kad kai jau buvo klausimas, ar trikdo, kaip surėkė, taip trikdo. Pala. Pamiršau hold išjungti. Būtumėm kalbėję niekur. O, gerai. Ar čia kažkas su mumis yra šitame būte? Kiek jūsų čia iš viso šitame būte? Prisistatykite vardais visas esamos sielos šitame būte. Ar visi esate geri? O yra kurie blogi. Gal dabar sustabdom? Šaltis koks priekį. Nebijokit garsiau paklausti. Ten, kur buvo vardai, per trumpai šiek tiek klausiam. Nutraukiam. Žiūrėk, apie tas knygas suplėštis gal paklaus geriau. Ne? Tai Va, yra, perpasų bet va dabar biškį. iš priekio, pas mano šaltis žiauriai didelis šaltis iš priekio. Čia. Jo, grinai iš priekio, va jaučiu šaltį. Gaila, neturime. Turime IMF. Ne, Grinai. ieškau tavo palikau vietoje. juos. Nes tiek ir Būna ant karts, šalo. kad jaučiu kažkokį prašmėžuoju. Ir aš būna karts jaučiu kažkokį. Jaučiu tiek ir vėsumą. delną šalą, tiek ir plaštaką šalą. Sveikinus. Kažkas laidinė. Biški. Na gerai. Galim pabandyti taip paklausyti dabar. Ar čia kažkas su mumis yra šitame būte? Kiek jūsų čia iš viso šitame būte?
Prisistatykite vardais visos esamos sielos šitame bute. Ar visi esate geri? O yra, kurie blogi? Čia paėmiau. Gerai, toliau. Nežinau, dabar va, kol klausėm įrašą, va čia šito vietą žiūri šaltis didelis. Ir mano rankos tokie žiūri atvėsusi. Jo, ir paliesk. Padėsiu savo. Nes aš jaučiu, tikrai šaltis yra. Nu, man tai karšta. Aš va šitą vietą jaučiu vieną šalį. Gerai. Toliau. Ir paskiau eisim pamėginti analizuoti. Gerai, paspaudžiu. Garsiau. Ar dar yra prakeiktų daiktų? Klausk. Ar daug yra užkalbėtų daiktų? Daiktai kokie? Apibūdinkite juos. Sigitai matomas ketvirtas, ką jisai reiškia? Klausk. Ar visi stipriausi prakeikimai burtai yra sunaikinti? Klausk. Kaip nutraukti šeimos prakeiksmą? O jūs visas knygas suplėšit? Tikiuosi. Knygos jo tik tai liko dokumentai. Sutartis įvairios. Gal atsakytų, gal dar ne viskas yra sunaikinta. Ar kvepiančios žvakės tave trikdo? Kuris per katiną ar mane bando kažką padaryti Sigitai? Kol kas pristabdom, nes žinok jau... Jo, kad nebūtų ilgas įrašas. Aš žinok stoviu, jaučiu, man kojas baigia nušalt ir visas baigia sušalt iš priekio. Nu, kojas ir man, čia gal. Žinok, čia nenormalus šaltis, bet man prakaitas bėga nuo galvos. Bet man kojas rankos šalo. Man tik pėdus. Nu, šalo nebegaliu, žinau. Aš stoviu, atrodo rankos, kaip aš karste laikyčiau tas rankas. Nežinau, ne? Gerai, klaus, aš pabandom klausyti. Čia tik reikia. Ne, Jėzau. nesakė. Drebam.
Daug šneka kažką. Traukiam. Kartu. Trikdo. Stovi šitą vietą. Gerai. Kiek dar liko ten klausimų? Beveik praktiškai keli, tik tai ar tikite velniu ir tikite Dievu. Nu. Bet jau man reikėtų šitą dar įsiaiškinti. Tikite velniu, kitas tikite Dievu. Jeigu tu sudėsiu Ne, į ne, vieną jo, sakinį du, atskirai. Bet va šitą Palaikyt vietą pauzę, jo. šilti, belia kokį varanką laikau, šitą vietą šalo. Duoti laiko atsakyti. Va šitą vietą šalo. Reiškia, jisai čia yra. Tikrai 100% yra. Gali paklausti, ar čia kažkas prie manęs. Paskiau tuos klausimus. Gerai. Ar čia kažkas yra prie manęs? Ar dar yra prakeiktų daiktų? Ar daug yra užkalbėtų daiktų? Daiktai kokie? Apibūdinkite juos. Sigitai matomas ketvirtas, ką jis reiškia? Ar visi stipriausi prakeikimai būtai yra sunaikinti? Kaip nutraukti šeimos prakeikimą? Ar slėpiančios žvakės tave trikdo? Kuris paskatino ar mane bando kažką padaryti Sigitai? Ar čia kažkas yra prie manęs? Ar jūs tikite Dievu? Nėra prie manęs. Įdomi. Namie bus ką veikti grįžus. Sėdėti ir analizuoti. Nu, Dar vienas. Tai dar Į dar paklausim, ar velnių Yra tikite? dar Palauk, neminėk dabar jokių velnių. Kas dar palauk? Tai dar galim paklausti. gal nori Sigita paklausti, ką nors. Ką nori atsistok čia, na. Pajausi, ką aš jaučiu. Tai šiaip pas mane irgi čia ant kelių kažkas. Ranką Mano uždėjęs. kamera tokia karšta. Tai tikiu, kad jinai stresą turi.
nuo mūsų visų. Bet pasakau, iš priekio va čia Nepafokusuoja, buvo. atsakau, iš priekio va čia jaučiu šaltį. Tai dabar delnas nušalo. Bet kas čia yra, aš negaliu atsakyti. Bet va jaučiu, kad nešalama šaltį ir jaučiu stiprų šaltį. Kapinių žemė. Kapinių sakė, kad... Aš tai jutau riaumojimą. Ką tu jutai? Riaumojimą. Kad esi piktas dėl kažko. Neklausimas, dėl ko jis piktas? Ai, šitą riaumojimą. Gal jausi girdėjai tada jau. Nu, kažką tai viduje, ta prasme. Jisai galėjo riaumoti. Kaip ir garsą, bet negrinai jausi, tiesiog viduje. Jis gali būti piktas, nes matai, mes išmetėm knygas, bet mes darėm visą generalinę tvarką. Ir vaikų rubelius senus. Paklausti dabar jo, ar jis yra piktas, kad išmetėm. Aišku, galima šitą. Čia reikalus. Gerai paklausti. Bet kažkaip reikia klausti tas, kuris, kaip praeitą kartą sakė, privalo būti. Kaip buvo atsakymas? 23 metų. Paklausk ką nors. Ar besi priverstas būti šalia manęs? Gerai, klauskit. Ar esi piktas, kad mes pašaliname visus daiktus? Paklausom vieną klausimą. Galima pasakyti, kad daryti kažką. Gal reikėjo palikti ilgesnį pauzę. Nutraukiau. Gerai. Kupra. Pala dabar, pala, neskubėk. Ai, paspaudžiu. Ateikite velnių. Ten aš dar paklausiu. O mano matomi vaizdai ir... nebemoku suformuluoti. Apie tą ketvirtą, ką jis Klausiu. Nesvarbu, galim dar sakyti. O mano matytos vizijos tokias taip ir turiu suprast? Apie prakis paklausti, ar stebėjo čia. Tai kaip ir klausim pirmai. Tai kita pirmas aiškiai. Klausim, nebemakaluojam. Gerai. Gerai, užnikėjom. Man dabar klausimas, kad lemputė 2 kartus sumirksi, ką jinai čia taip vis tiek įrašinėja tvarkingai. Jo, rašinėja. Bet ten būna Jeigu vieną kartą ir stabteli- 2 kartus sumirksi. Nu, jeigu taip stabteli, reiškia fiksuoja. Tikime. Čia nėra gerai. Mano matytas vizijas
čia viskas. Tiek reikia. Iš viso širdies. Blemba. Palauk, kas čia vyksi? Tu ten kažką žaidži. Tiksėjo kažkas? Niekas netiksi. Na, Tik kaip Ai, čia gal aš biškai pabarškėjau. barškėjau. Kai barškuoliu, mano kauliukai barška. Jo, gal einam parūkyt, pasilsėt miške. Kažkaip man Dar paskutinį kokį ten. pusę kūną sušalo. Tai viskas jau. Aš jau paklausiau, ar tik į velnio. Nu, nebent savytą sugalvosi kažką. Kol kas ne. Nu gerai, hei. Eina, Jo, tada. paklausys man gal biškai dar kartą. Ja, per telefoną bandysim palėti. Jo, tada gal biškai aiškiau girdėsis, ką mums dar reikia klausti papildomai. Jo, gerai, einam. Ir šaltis tai žiauru šitam kambarį. Man tai šilta. Ar jūs tikite Dievu? Ar esi priverstas būti šalia manęs? Esi priverstas būti šalia manęs. Ar visi tikslas, kad mes pašaliname visus daiktus? Pateikite velnių. O mano matytos vizijos, tokias taip ir turiu suprasti? Įrašo. Va čia bus užklausta prakeiksmas, kad nebūtų, reikėjo kiekvieną kartą dadėti ar Sigito prakeiksmas, dabar gali galvoti, kad čia mano. Pabandysim dabar paklausyti, o kitus namie panalizuosim. Jo, paskui man Abudu. nepavyko siūstų. Ar tau viską pavyko išversti? Ten dar yra vietų, kur nesupratau. Bet A, sakė, dėl metų nelabai kažką ten. Tai 6 ir 5, bet sakė Juozą girdėjo, vardą. Juozas buvo vardas. Arba panašus tik žodis Juozą. Gal aš sakė Juozas. Nes tėvas, tai sakė Dominikas buvo. Bet girdėjau tėvą, minėjo tėvas, sakė. Bet čia Minėjo. vardus dabar turėtų pasisakyti jie visi skaičiuoti. Visi skaičiuoti savo vardus. Perrašyti. Žiūrėsime, kaip įrašyti, nes kartais būna, kad tas neįsideda. Ko čia iš vis išgirdam? Dabar mes ieškome skaičių keitiklio. Kažkas nenori. Kad rašymu. Yes. Šaltas triušis. Labai metu. Einam, nes čia spurda. Bet aš girdėjau tą patį, čia esame mes visi. Vėl dar kartą tą patį atsakė. Pasakė, kiek tai mes visi, reikia užklaus skaičių. Jo, Jo, užsek senos. Kažką paimti, nereikia nieko. Ne.
Tai iš pasaulio pradėti įrangus namus nešiauti, pasižiūrėjau. Skaičiuoja jis. Bet čia man paskui 2, 3, 4. Palauk, neatsius. 3, 4. Iškartą. Kad epizodas neprailgtų ir netaptų žiauriai nuobodus, buvo iškirpta vieta, kur atlikdami EVP analizę ilgai klausėmės. Tačiau tuo metu nesugebėjome nieko aiškiai suprasti. Ir paklausti, ką išmesti dar. Dabar reikia klausti, ką išmesti kuriuose kambariuose. Greičiausiai. Jam gali būti Klausti, ne viską dar išmesti. atsakyt virtuvė ar koksai skladas. Sakyt. Gal ir pasakytų, tik iš ilgiau reikės užlaukti. Paklausė, ne? Bandom. Čia pirma reikia šitos iškeldinti. Tai tas ramiai sėdė. Tegu būna. Gal dar kokį EVP užfiksuoti. Paspaudžiu. Tai ką šviesoje dabar kameros dieninės? Nesvarbu, Praeitą kartą ir šviesoj kalbėjau. aš jau paspaudžiu. Klausyk. Kuriuose kambariuose kokie yra daiktai? Turbūt reikėtų suformuluoti. Jo, turbūt reikės Ar suformuoti. virtuvė yra? Kuriuose kambariuose yra daiktai, kurie yra užkerėti. Kokie tai yra daiktai? Kuriuose kambariuose kokie yra daiktai? Kuriuose kambariuose yra daiktai, kurie yra užkerėti? Kokie tai yra daiktai? Ar ir rūna liečia burtai? Ką reikia daryti, į ką reikia kreiptis, kad panaikinti Sigitos prakeiksmą? Reikia gali panaikinti šitą prakeiksmą, ką turėjau omeny. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, spauskite like ir prenumeruokite mūsų kanalą.